Sveikas, grafai, labas. Labas, Žygiai. Malonu tave matyti. Žiūrėk, turiu dabar tau tokį klausimą. Tu buvai įkėlęs video ir po tavo video pasirodė 15 minučių straipsnis ir po šito straipsnio 15 minučių tavo video prapuolė apie 10 COVID-19 susirgymų. Tu atsimeni šitą video, ar ne? Ten, kur aš pirmą kartą ryžausi ne kaip gandus pateikti, o netgi su balso įrodymais, ar ne? Taip, kažkas panašaus. Jo, taip. Aš jį ištryniau pats, čia ne kažkokios institucijos, aš pats ištryniau tą video. Tai kodėl tu jį ištryniai? Papasakok. Aš visą laiką, kiek video esu įkėlęs, dauguma ir mano sekėjų, tai puikiai žino, kad niekada neviešinu asmenų, iš kurių gaunu informaciją. Tačiau tas video buvo panaudotas balso įrašas su mergina, kuri yra užsienietė. Ir ji buvo pasakiusi man, kelintą dieną ji išvyksta iš Lietuvos. Viešindamas video, aš jau žinojau, kad jinai išvyko iš Lietuvos, todėl drąsiai paviešinau jos balso įrašą. Pasekmės buvo labai liūdnos. Pasirodo, sienos dar buvo uždarytos, ji išvykti negalėjo. Ir pas ją apsilankė pareigūnai. Jai surašė štai šitą protokolą. Aš tau jo kopiją atsiųsiu, tu ją galėsi įdėti, montuodamas video, mūsų pokalbio galėsi įdėti kopiją, aš tau redaguotą atsiųsiu protokolą. Jai surašė protokolą ir pasakė, kad jeigu dar nors vienas balso įrašas jos pasirodys internete, jai ne tik šitas protokolas bus, bet dar ir kaip ta tarnyba, kur išmeta iš šalies, vadinasi, migracijos tarnyba ją išmes iš šalies. Tai mergaitė su ašaromis paskambino, sako, staigiai making video ir, ta prasme, aš atvažiavau pas ją, pareigūnai buvo išvykę ir štai tas protokolas jau pas mane. Aš tau jį atsiųsiu. O tu tos įrašus turi, kur mergina taip sako tau ir panašiai? Tu išsisaugojęs turi jos? Taip, su ta mergina visus įrašus pratryniau, bet palauk, aš tos įrašus prieš paviešindamas, aš juos perkėliau kitam žmogui. Kad neviešinti to žmogus, kadangi filmavau Viberį patį ekrane. Taip. Jo, aš perkėliau visus balso įrašus, kai kurie iš jų dar yra. Jo, yra. Galėsiu parodyti. Tai gal tu man galėsi jos kažkaip ir persiųsti, aš tada jos ir įdėsiu? Ne, aš per Viberį tau jos paleisiu, ne per Viberį, per Skype'ą čia dabar paleisiu ir palauk, pažiūrėsim, matosi, nesimato. Matysis. Matosi, atrodo, kažkas mato. Galėsiu paleisti dabar konferencijos metu, kada kalbėsime. Tai gerai, nesuksim vatos, o dabar iškart skaitom pono Petkausko straipsnį, ne? Perspėja apie neva... Palauk, 15 min LT apie mane parašė? Na taip, apie tave parašyta, tavo nuotrauka yra šitam straipsnį, ponas Petkauskas vėlgi pasistengė. Ir tavo video buvo ir mano video buvo užfaktčekintas, kurį aš įdėjau su tavimi. Aš tiesiog paėmiau... Ką žodis užfaktčekintas terminologija? Na, patikrinti faktai ir faktai netitiko tikrovės. Ir aš iš dalies... Nu, gerai. Ne, ir aš iš dalies sutinku, kad reikia faktčekinti, žinai, ta prasme. Labai gerai. Skaityk, straipsnį aš apeliuosiu. Perspėja apie neva vasarą išgalvotus susirgimus koronavirusų, bet įrodymai netitinka realybės. Čia yra toks pastraipa, pavadinimas. Vilius Petkauskas žvaigždė. Facebook'e platinami sąmokslo teoriją skelbiantis vaizdo įrašai, teigiama neva susirgimai COVID-19 išgalvoti, o pirmosios viruso bangos Lietuvoje nebuvo. Tai štai, aš teigiau tą video. Jo. Aš toliau skaitau. Per vieną parą 10 naujų COVID-19 atvejų. Iš kur? Skelbia birželio 15 dienos YouTube platformoje patalpintas vaizdo įrašas, kurio dalinamasi socialinėme tinkle. Vien Facebook'e vaizdo įrašų pasidalinama per 250 kartų, kitose socialiniuose tinklo kanaluose patalpintos to paties vaizdo įrašo kopijos, pasirodžius 15 min publikacijai. Originalus vaizdo įrašas dingo iš YouTube platformų. Na, kai tik pasirodė šitas straipsnis, taip tavo įrašas ir dingo. Kodėl jis dingo būtent po šito? Tai viskas aišku, kodėl jis dingo, aš jau pasakiau, o straipsnis kaip tik ir pasirodė tuo metu. Čia viskas labai gerai suplanuota. Tai pasakyk mums, tik dabar dar kartą papasakok, kodėl jis visgi dingo iš tikrųjų.
Kodėl? Kaip viskas vyko? Aš tiesiog paskelbiau tą video, pamačiau 15 000 peržiūrų, net ten viršijo jau 15 000 peržiūrų buvo viršita, ten apie 300 žmonių jau buvo pasidalinę tą video. Ir tą dieną man paskambino vėlgi ta pati mergina, aš sakau, labas, sakau, tu ką dar Lietuvoje? Nu, mes kalbėjom rusiškai, bet dabar, kadangi čia lietuviai žiūri, tai viską su vertimu sakau. Tai žodžiu, jinai sako, staigiai šalink video, kur paviešinai mano balsą. Sakau, kas yra? Pas mane dabar, va šiuo momentu, pas mane yra policija, jinai vėl ašarose, vėl panikoje. Aš staigiai ištryniau video, sėdėjau į mašiną, atvažiavau pas ją. Jau pareigūnai buvo išvykę ir jinai man parodė štai šitą popierių, kurį aš pasiėmiau su savim, kaip ir minėjau, aš tau mestelsiu redaguotą kopiją. Okay. Žodžiu, prispaudė ir pasakė, kad jeigu dar nors vienas balso įrašas pasirodys, tai dar ir iš šalies išprašys. Taigi jinai, nes karantinas prasitęsė, karantinas pasibaigė, jinai jau planavo išvykti, o sienos vis dar buvo uždarytos, jinai negalėjo išvykti į savo šalį. Todėl planuotai neišvyko, o aš galvojau, kad jinai jau išvykusi. Štai taip ir atsitiko. Gerai. Žodžiu, pirmą kartą surizikavau paviešinti asmenį ir štai kokios pasiekmės. Supratau. Pagrindiniais 14 minučių trukmės įraše išsakomais teiginiais siekiama parodyti, neva visi nauji COVID-19 atvejai susiję su nedarbingumo siekiančiais valstybės pareigūnais, sveikatos apsaugos ministerija, SAM klastoja susirgimų duomenis, o šalies gyventojai ruošiami... Pristabdysiu. Tu perskaitai, ten buvo žodis paminėtas visi. Jokių būdų ne visi. Covidas, aš visose video teigiu, Covidas egzistuoja, liga neprognozuojama ir mums buvo ilgą laiką nežinoma, kaip jinai elgsis Lietuvoje. Tačiau dauguma, ne visi, o dauguma, ir pas tave, man atrodo, originalas įrašo dar yra YouTube kanale, kas norės, ten nuorodą paskiau mestau, kai sumontuosi mūsų video. Pasižiūrės, aš neteigiau, kad visi, dauguma įvykių vasarą buvo suklastoti. Gerai, toliau? Okay. Tai čia toliau, SAM klastoja susirgimų duomenis, o šalies gyventojai ruošiami išgalvoti antrąjį viruso bangai. Apie antrąjį viruso bangą. Oi, banga. Taip, tai ką tu žinai apie antrąją viruso bangą? Dar papasakok mums. Supratau. Aš žinoti tiksliai nieko nežinau, kadangi iš vyriausybės atstovų pas mane, kaip nekeista, pažinčių nėra ir susitikęs aš nesu nieko nebuvau, čia gandai tik tai sklando. Tačiau apie antrąją bangą aš paskelbiau, tas video, jeigu atsimenė, buvo paskelbtas dar nepabaigus karantino, čia buvo birželio mėnesio 15 ar 16 dieną aš tą video paviešinau, o 17 dieną birželio tik tai karantiną nutraukė. Ir aš, ta prasme, nieko nežinojau apie antrą bangą, tačiau mano draugai gyvenantis užsienyje, aš turiu labai daug pažįstamų ir draugų, kurie gyvena užsienyje, jie sakė, pas mus eskaluojamas terminas antroji banga, o Lietuvoje dar šito termino niekas net nenaudojo. Ir aš daviau užuominą Lietuvos žmonėm tame video, kad gerbėmieji, neatsipalaiduokite, tai, kad nuima karantiną, nieko gero dar neduos. Vasarėlę pailsėsit, o rudenį kaip gyvuliukas atgal suginsi gardus. Ir pavadins tai antroji banga. Aš aname video netgi nusikeikiau riebiai rusiškai, kadangi, pas mus pirmos bangos iš tikrųjų tai nebuvo. Kas yra banga? Kada didelis kiekis žmonių papuola į problemas. Teisingai? Taip būtų banga. Daug. Lietuvoje yra statistikos duomenimis 3,5 milijono gyventojų. Iš 3,5 milijono gyventojų susirgusiųjų skaičius berods nepasiekia netgi 2000. Jo, jeigu jis nepasiekia 2000, tai mes neturime net 1% gyventojų, kurie susirgo. Tokioje situacijoje negalima skelbti netgi epidemijos. Pagal visus įstatymus net epidemija neskelbiama, jeigu 1% žmonių nesusirgo. O pas mus ne epidemija, pas mus į kalėjimą visus pasodino. Čia laisvoje demokratinėje šalyje. Palauk, čia dėl ko į kalėjimą? Apie ką tu šneki į kalėjimą? Apie ką čia? Apie kokį... Kalėjimą namuose uždarė, neleido supratau. Nei darbą, nei pas draugus, nei pas giminaičius. Kaipgi tai dar pavadinti? Gerai, toliau tada skaitau. Tačiau patikima informacija netitinka ne tik statistinių duomenų, bet ir paties įrašo autoriaus žodžių. Serga tik valstybės pareigūnai. Įrašo autorius teigia, kad šiuo metu palaikyti COVID ligų ritmą yra sunku, todėl vyriausybė esą sugalvoja planą, kaip padidinti sergančių skaičių. Medikai esą... Tik pareigūnai, ne, jokių būdų, civilių labai daug buvo, ypač šantažo būdų, labai daug civilių buvo užrašyta, ne tik pareigūnai. Ten buvo taip, medikas, gaisrininkas, medikas.
pareigūnas, ten kažkaip tai taip tuo metu sirgo. Ir aš taip, ir vienas antras civilis. Ok, žiūrėk, stabdau tave šiek tiek, tu paminėjai šantažo būdu, kodėl šantažo būdu, iš kur čia tokia informacija? Aname video, jau tu turbūt nuorodą įkelsi, aname video aš pateikiau, kaip iš tos merginos ištraukė 10 žmonių kontaktus ir jos visus užrašė ant COVID-o. Čia viskas aname video yra. Pas tave video įrašas yra. Bet čia kalbama ne tik apie tą merginą, čia dabar šantažo būdu. Aš manau, kad tai ta mergina paprasta masažistė, kuri dirba nelegaliai, tai aš šantažuot buvo lengva. O tu įsivaizduoji, jeigu jie pagaus prostitutę, kuri nelegaliai dirba, ją apskritai lengva šantažuoti, nes prostitucija visai kitas straipsnis, visai kitokios baudos. Ten dar baisiau, tai prostitutė iš viso jam ten 100 žmonių duos, kad tik nuo jos atsikabintų. Taip, tai aš manau, tokių šantažų tikrai, čia prielaida, pasitikslinu, bet, jeigu jau masažistė užkabino, tai jau tas tai tikrai kabina. Tai tu turi omeny, kad tu neteigi, ne, kad tai yra tikrai buvo šantažo. Aš manau, tai labai rimta prielaida. Supratau, ok, gerai. Medikai esą skatinami meluoti, jog susirgo COVID-19, taip esą jie gali ne tik pailsėti nuo darbo, bet ir gauti 100% atlyginimo dydžio ligos išmoką. Informaciją vyrui pateikė į šitą sūkurį patekęs asmuo. Aha, papasakok apie tos medikus, kaip ten turėtų būti. Kaip turėtų būti, mes visi žinome, o kaip yra. Žodžiu, aš tuo metu, kaip pavėžėjas, labai dažnai budėdavau Santariškėse, kadangi pas mane yra protek kategorija įrengta už nugaros pertvarą, ir aš vežiojau COVID reanimacijos skyriaus darbuotojus ganėtinai dažnai. Ta kartą man pasitaikė vežti mediką, kuris iš karto tik įlipęs į automobilį pasakė, labas grafai. Aš tai pasižiūrėjau veidrodį ir galvoju, kas tai, kaip čia. Jis sakau, iš kur jūs mane pažįstate? Sako, taigi tu čia YouTube, Facebook'e visur apie mus pasakoji. Sakau, tikiuosi nepyksat. Jisai sako, ne, aš labai džiaugiuosi, kad tu niekada neviešini vardų, niekada neviešini pareigų, niekada nededi video su nufilmuotais veidais. Sako, todėl tikrai nebaisu tavo yra, ką nors pasakoti. Ir sako, kaip tik dabar aš važiuoju atostogauti. Sakau, ta prasme, aš 2 savaitės atostogų paėmiau. Ir jis būtent papasakojo, ką jisai pavadino to atostogom. Būtent jam buvo surašytas biuletenis, kad jisai susirgo darbe COVID-u, užtat jam išmoka, kai darbe ar traumą patiri būtent darbo metu, arba susirgi darbo metu, tai išmoka, kiek aš žinau, aš niekada nesirgęs, to prasme, taip su Sodra, bet žodžiu, aš taip suprantu, kad 100% biuletenį išmoka Sodra, tai kadangi darbe, jam ir poilsis to pačiu. Supratau, gerai. O ar būtų įmanoma to žmogaus gauti daugiau pasisakymų, ar ten kažką tai tokio, manau, kaip tu pats? Jau vieną kartą gavo pasisakymus internetas, paviešinau, ko baigėsi. Gal nereikia žmonių kišti galvą į peklą. Tu turi tavo omeny tą merginą, ne? Aš viską pateikinėsiu kaip gandai, kuriuos aš išgirdau. Gerai. Štai tokius videos ir darysiu. Gerai, supratau. O ten žmonės, tikėkit, netikėkit, jūsų reikalas. Aš tiesiog sakau, tai yra gandai. Mano išgirsti gandai, o jūs jau ten traktuokite, kaip jums patinka. Gerai, supratau. Tai nėra tiesa. Sodros duomenimis maksimali nedarbingumo išmoka medikams bei visiems kitiems asmenims, kurie vykdydami profesinės veiklos funkcijas turi kontaktą su sergančiais COVID-19 siekia 77,58% uždarbio, bet nedaugiau nei beveik 2027 eurai. Nežinau, aš į Sodros duomenis nelandžiu, aš nežinau, kaip yra mokami biuleteniai, aš tik žinau vieną dalyką, kad jeigu tu darbe susirgai, yra išmoka didesnė, negu kad tu susirgtum namuose. Tai ir viskas. Ten aš... Čia Petkauskas pateikė mums šaltinį kažkokį. Jisai statistiką mėgsta gerai ir tebūnie jinai lieka. Aš to netikiu. Ligoninės nedarbingumo išmokų mokėjimo ar jų dydžio nustatymo neužsiema, todėl ir išmokos dydžio koreguoti negali. Neteisingai ir prielaida, kad COVID daugiausia serga valstybės pareigūnai, tiesa, kad užsikrėtusių gretose buvo medikų ir bent vienas ugniagesys. Tačiau tokių susirgymų skaičius mažesnis. Ta diena, kai aš leidau šitą video, būtent tą dieną aš labai gerai atsimenu, per žinias išgirdau. 7 nauji atvejai, 5 iš jų medikai dirbantis su COVID sergančiais žmonėm, vienas berods gaisrininkas ir vienas civilis. Būtent tą dieną
O prieš tai irgi buvo medikas ir dar kažkas tai. Ten pagrindė tuo metu, prieš pat pasibaigiant karantinui, pagrindė vien medikai buvo rašomi. Gerai, toliau. Supratau. Gerai. Šio mėnesio pradžioje nauji susirgymai fiksuoti žmonėms, drauge minėjusiems šeimos šventes, dėvėtų rūbų prekybos tinklo darbuotojų, maisto prekių tinklo darbuotojų, kuris bendravo su sergančių Santaros klinikos darbuotojų, pasitaikė... Žodžiu, jie ten pateikė statistiką. Aš teisingai supratau. Tai žiūrėk, ta masažistė jiems davė 10 kontaktų, su kuriais jie susisiekė. Tikėtina, kad vienas iš jų dirba parduotuvės savininkų, kitas iš jų yra koks nors, sakykime, klerkas tarnautojas, trečias iš jų. Va, prašau. Nu jo, suprantu. Viskas elementaru, iš kur atsiranda tie atvejai. Nu, toliau. Pasisakė įvežtinių atvejų iš užsienio, užsikrėtė Lietuvos pašto darbuotojas, vyresnio amžiaus sostinės gyventojai. Okay, jokių konkrečių įrodymų apie tai, kad medikai būtų skatinami apsimesti sergančiais. Įrašo autorius nepateikė. Tokiam teiginiui pagrįsti pateikiami argumentai, kaip ligos išmokos dydis bei sergančiųjų skaičiaus sudėtis netitinka realios situacijos. Tai štai. Kaip jau minėjau, aš nieko neviešinsiu, vieną kartą paviešino, pasiekmes matom. Toliau. Supratau. Pirmos bangos nebuvo. Įrašo tikslas panašu įrodyti, kad gyventojai yra ruošiami antrajai viruso bangai, kurios tikslas vėl paskelbti karantiną, tai taip esą įkalinant šalies gyventojus namie. Štai. Taip, tai yra įkalinimas. Būtent įkalinimas yra pats tikliausias žodis. Pats tiksliausias terminas tam, kas atsitiko su Lietuva. Mesgi gyvename laisvoje demokratinėje šalyje, ar ne? Kas yra laisvė? Laisvė yra pasirinkimas. Pabaigoje video, ko gero, rezimuosime ir aš pasakysiu, kaip aš matau, kaip galima būtų susitvarkyti su antraja banga. Tai, kas būtų pagal visus įstatymus ir konstituciją nepažeidžiamai. Gerai, judam. Gerai. Kokią naudą valdžia patiria dėl karantino mažėjant? Na čia, aš taip suprantu, ponas Petkauskas dabar klausia, kokią naudą valdžia patiria dėl karantino mažėjant įplaukoms į biudžetą, augant poreikiui mokėti nedarbo išmokas, nėra paaiškinama, tačiau aiškiai keliamos abejonės dėl pirmosios COVID bangos. Ok, gerai. Iš pradžių, abejonės dėl pirmosios COVID bangos aš jau minėjau, kad net 1% žmonių nepersirgo, tai čia banga niekaip negalim vadinti, nei morališkai, nei psichologiškai, neturim teisės. Gerai, o dabar kokia nauda? Apskritai, kodėl žmonės, verslininkai, turintys stambius verslus, daug pinigų, eina į valdžią? Kodėl? Čia, jeigu kažkam neaišku, tai pamėginsiu paaiškinti, kaip aš tai matau, galbūt aš klystu, kad priiminėti įstatymus palankius savo verslui. Kad gauti pinigus iš lobistų, kuriem tai yra paranku, kad jų verslams būtų priimami kažkokie tai įstatymai. Aš tikrai iš to, ką dabar matau, dauguma įstatymų yra priiminėjami tikrai ne valstybės naudai. Todėl čia šiuo atveju reikėtų atskirti 3 esminius dalykus. Valdžia, valstybė, liaudis. Tai yra valdžia, žmonės, kurie valdo valstybę, nors demokratija, pats žodis demokratos yra iš 2 žodžių graikiškas, tai yra liaudis valdo. Pas mus ne liaudis valdo, pas mus valdžia valdo. Taigi demokratijos pas mus jau senai nėra. Toliau, valdžia sėdi ten ir gauna pinigėlius iš COVID fondo. Tiksliau, iš pradžių jie negalėjo gauti, reikėjo Lietuvą išlaikyti 3 mėnesius kritinėje situacijoje, tam, kad mus prileistų prie COVID fondų. Dabar Lietuva jau prileista prie COVID fondų ir dabar valdžia drąsiai skolinsis iš to fondo pinigėlius už kiekvieną naują COVID atvejį. O kai jau paskelbs antrą bangą, tai tada pasipils labai dideli skaičiai, kadangi kiekviena temperatūra ir kiekvienas kosulys bus rašomas ant COVID-o ir tai bus tikrai totaliai geri pinigėliai valdžioje sėdintiems. O antra bus valstybė. Valstybė bus, antroji banga, aš manau, tikrai ne 3 mėnesius tęsis, ko gero 5-7 mėnesius, aš taip įsivaizduoju. Tai čia per tiek laiko mes ekonomiką suvarysime praktiškai į kritinę būklę. Valstybė patirs didžiulius nuostolius, gyvens iš skolų, kadangi valdžia skolinsis, o mes, liaudis, tas 3 punktas, turėsime sugrąžinti tas skolas, kai šita valdžia jau bus perrinkta ir sėdės savo turtingose namuose ir prisipirkė žemių. Maždaug taip. Tai štai kokia nauda. Kas ten toliau? Gerai, toliau eina tavo citata.
Pas mus Lietuvoje BT, tai čia keiksmažodis tavo, pirmos bangos nebuvo. Apie kokią antrą bangą galima kalbėti, teigia įrašo autorius. Esą sergančių ir mirčių skaičius per mažas. Vos 2 nefainos mirtis. O visos kitos mirtis esą netikros. Žodžiu. Nu, čia visi jau seniai žino, kaip laidimo namuose užrašinėjami seneliai ant COVID ir panašiai. Čia nieko naujo aš neturiu ką pakomentuoti, man atrodo. Tik tai tie, kas visiškai nieko nesidomi, tai tik tai tie galbūt nežino. Na, aš nežinau apie tos dalykus su seneliais. Nieko. Ne, tai laidojimo namuose sako, jeigu norit, kad palaidotumėm už mūsų lėšas, tai leiskite užrašyti, kad mirė nuo COVID. Nepasakosiu. Šitas tas dalykas. Jo, apie tą girdėjau dalyką. Visi girdėjo. Aha, gerai. Bet aš tik tai girdėjau, aš nežinau, ar tai yra faktai. Aš irgi, kadangi nežinau, tai ir nelendu į tą dalyką. Okay. Birželio 17 SAM duomenimis COVID-19 Lietuvoje buvo nustatyta 1778 žmonėms. Tai, ką aš ir sakiau, netgi 2000 žmonių nesusirgo. O jie jau bangas vadina. Jo, na taip, nėra netgi 1%. Nėra netgi 1%, čia negalima buvo netgi epidemijos skelbti, prie tokių skaičių epidemija neskelbiama. Mūsų braščių žmonės į kalėjimą uždarė, namuose sėdėti. 1447 žmonės pasveiko šiuo metu, serga 245, o 76 žmonės mirė. Žodžiu. Statistika. Judam toliau. Tai, kad koronavirusu Lietuvoje sirgo palyginti nedaug žmonių, nereiškia, kad pirmosios bangos šalyje nebuvo. Skaičiai rodo, kad su jie buvo susitvarkyta skirtingais mokslininkų vertinimais. Čia šaltinis. Karantino priemonės leido išgelbėti apie 1000 gyvybių. Žodžiu. Pristatyk. Karantino priemonės leido išgelbėti apie 1000 gyvybių. Vadinasi, jeigu nebūtų paskelbtas karantinas, būtų pas mus apie 1000 žmonių numirę, taip? Taip teigiamas straipsnis. Na, ne, tai... Mokslininkų vertinimas, kad būtų 1000 mirčių daugiau, taip? Nežinau. Čia yra šaltinis nurodytas kažkoks tai, bet aš dabar jo nežiūriu. Ok, taigi, kokios išvados? Jeigu Lietuvos ekonomika nebūtų sustabdyta, jeigu mes visi būtume dirbę, verslai nebūtų žlugę, jeigu žmonės būtų gyvenę kaip gyvena savo ritmu, tik tai dar dadėję kaukės, pirštinės ir dezinfekcinį, ką mes būtume gavę? Mes būtume gavę vėlgi netgi 1% žmonių, 1% Lietuvos žmonių vis tiek nebūtų papuolęs į šitą problemą. Tai dabar pats savo, tik šitas straipsnio autorius pats savo paspendęs pastus. Netgi jeigu nebūtų įvestas karantinas, pas mus būtų tik tai 1000 mirčių daugiau. Taip suprantu, užuojauta būtų tiems, pas ką mirė artimieji, bet 1000 mirčių tikrai neverta tokio totalinio ekonomikos ir šalies žlugdymo. Ok, aš apie tai irgi nelabai nusimanau, bet Švedijos atveju, nežinau kaip su Švedija. Tu žinai, ką nors apie Švedijos atveju? Ten jie kitaip šiek tiek su karantino elgesi. Aš manau, kad jie labai protingai elgesi. Bet pas juos lyg tai yra tų susirgymų nemažai. Tai susirgymai. O pas mus ką, niekas nieko neserga? Vėžiu nustojom sirgti? Pas mus nustojo žmonės nuo plaučių uždegimo mirti. Niekas nepasikeitė. Buvo, yra ir bus. Žmonės miršta, serga. Ne, tai kad jie miršta nuo įvairių ligų ir nuo viso kito, tai taip, iš tikrųjų. O Lietuvoje nuo įvairių ligų jau nebebuvo. Buvo tik nuo COVID, kiek aš atsimenu. Gerai, judam. Aš netgi žinau atvejį, kai Ukmergėj neįsileido žmogaus, pačio pirmo marods numirusio prie ligoninės durų. Ir ten buvo irgi tas atvejis. Okei, mes dabar jo neminėsim. Tai nėra pirmas kartas, kuomet kovos su COVID-19 sėkmės pavyzdys pateikiamas kaip įrodymas neva viruso grėsmė išgalvota. Stop! Aš niekada nesakiau, kad viruso grėsmė išgalvota. Viruso grėsmė neišgalvota. Ji padidinta. Nusikalstamai padidinta. Perdėta. Toliau. Balandį sąmokslo teoretikams užkliuvo neva tuščios ligoninės. O jos ir buvo tuščios? 10 naujų ligos atvejų vasarą. Vaizdo įrašo pabaigoje siekiama įrodyti, kokiu būdu klastojama vasaros susirgimų 19 statistika pateikiama nelegaliai Lietuvoje masažistė dirbusios rusakalbės moters istorija. Tai va, grįžtame vėl prie merginos. Aha.
Įrašo autorius pasakoja, kad su moterimi susisiekė SAM atstovai, kurie nutarė, kad vienas jos klientų užsikrėtė COVID-19. Ši buvo paprašyta 14 dienų laikytis saviizoliacijos bei pateikti kitų klientų kontaktus, idant būtų galima su jais susisiekti. Atsisakius moteriai neva buvo pagrasinta išsiuntimu iš šalies, todėl paklausiusi įrašo autoriaus... Paklausius įrašo autoriaus patarimo, jis SAM perdavė 10 žmonių kontaktus, kurie esą buvo automatiškai įrašyti į sergančių gretas. Masažistai karantinas esą sutrumpintas iki 1 dienos. Tai tu pats patarėjai... Sutrumpintas. Atgalinė data jau statė į karantiną. Jai tiesiog tik tai 1 dieną reikėjo pabūti karantinė. Atgalinė data užrašė, kad jinai sirgo. Supratau, bet tu realiai perdavai jai tos 10, pasakėjai, kad jinai perduotų tos 10 žmonių, ar ne? Tarkim taip, jinai kadangi yra nelietuvė, pas ją lankosi ne tik tai išsilavinę ir mandagų žmonės, bet yra ir chamų ir visokiausių tokių, pats supranti, kurie pasinaudoja situaciją, kad va mergina visiškai nepajėgi niekam pasiskūsti, kadangi dirba nelegaliai. Tai pas ją pasitaikė tikrai nemandagių klientų ir sakiau, jeigu tu tokių turi, tai jos perduok. Jinai sako, mažiausiai 50 tokių turiu. Sakau, tai 10 užtek išrinkti pačius blogiausius ir tie, kurie patys chamai nemandagiai su tai elgiasi, tai jos ir perduok, sakau, lai jie ten užrašo, kad jie serga COVID-u. Ir viskas. Taip, jinai ir padarė. Aišku, tai nelabai gražus elgesys, bet, kaip šauksi, tai pasilieps. Vyro teigimu planas išdegė ir žiniasklaida bei televizijos skelbia apie lygiai 10 naujai užsikrėtusių COVID-19. Tai tu Nebuvo tokių lygiai 10, jie jos išskaidė po dienom, vienus vieną užrašė, kitus kitą. Aš nežinau tiksliai, aš nei vardais, nei pavardėm nesidomėjau, ką jinai ten pridavė. Man visai neaktualu jos klientai. Bet tiesiog jinai davė sąrašą, ir dabar įsivaizduok, aš gavau sąrašą, Jonas Petraitis, Marytė Melinkaitė, Juozas Antanaitis. Aš tiesiog skambinu vienam, neprisiskambinu, jį užrašysime rytoj, kad jisai serga. Skambinu antram, prisiskambinu, tave šiandien užrašysim, kad tu sergi. Nenori, kad tavo žmona sužinotų, kad tu buvai pas masažistę, nes žmona pagalvos, kad masažistė yra prostitutė. Ir viskas, ir labai paprasta. Ir žmogus, sodinkit mane į karantiną. Ir viskas, Jonas Petraitis, va jau statistika. Žinok, aš irgi girdėjau tokį pasisakymą, ta prasme, po tavo video man buvo komentaras irgi iš vieno kolegos ir jisai sakė, kad tai ką tu čia yra prostitutė kažkokia tai ir panašiai, ta prasme. Ne, tai masažą daro, profesionalė. Ir aš manau, kad nesvarbu dabar. Judam toliau. Jo. Vaizdo įraše jo autorius teigia, kad pokalbio su masažiste kopiją turintis jau senai, tačiau prieš ją pasidalindamas pareiškė, kad tai yra įrodymas, kaip klastojami vasarą skelbiantys susirgimų COVID-19 duomenys. Ar tu galėtum kažką bent jau duoti kažkokį tai užuominą į šitą įrašą jos maždaug? Jo, balso įrašą. Jeigu aš neklystu, aš kai tik tai policija pas ją apsilankė, aš kad neliktų nieko, aš viską aptryniau. Sekundėlę, palauk. Jo, pokalbiai su ją, visi absoliučiai pas mane pratrinti, ypač kur ta tema. Bet aš prieš paviešindamas, aš visus pokalbius dariau kopijas ir permečiau kitam žmogui. Tai... Jo, aš turiu balso įrašus, kur aš kitam žmogui sumečiau, kad neviešinti jos Viberio, aš kadangi filmavau patį Viberį, aš telefonu tiesiog į kompą filmavau, tai kad jos nebūtų duomenų, tai aš permečiau visus balso įrašus į kitam žmogui ir jie čia dar yra, kai kas pratrinta, kai kas išsaugota, aš galiu patikrinti, palauk sekundę. Tai tu galėtum gal paleisti netgi kokį? Jo, yra išlikę dauguma įrašų tikrai tvarkingai. O ką tu norėjai? Tai tiesiog, kad tu paviešintum kažką tai iš tų įrašų? Tos balso įrašus, tai jie yra tame video, kuris pas tave. Bet pas mane labai mažai ten tų įrašų yra, aš tik tai keletą, nes... Gerai. Va, palauk, pažiūrim, ar matosi. Jo, matosi. Gerai, paleisiu aš. Čia ir... data gal matysis. Palauk. Data. To žiūri, nekrūtink. 020-06-8-15. Jo, čia video, čia yra perkeltas balso įrašas į kito žmogaus Viberį. Čia kuriu naują video, bet labai nenoriu vieną žmogų viešinti. Ar galiu tavo Viberiu pasinaudoti, kad sukelti spec medžiagą, kurią ruošiu video? Tai yra, aš ten keletą pokalbių noriu paviešinti. Man reikia, kad jie tiesiog girdėtųsi. Žodžiu, ar galiu tavo Viberiu pasinaudoti, kad
Čia aš čia peršyti padariau. O kur garsas? Kad nebūtų neteisingai suprasta, aš į tavo Viberį įkelsiu keletą savo pokalbių su kitu žmogum, kurie vyko. Tu niekur nefigūruosi, aš tik tai garsą leisiu. Man reikia, kad girdėtųsi garsas. Ir viskas. Palauk, žiūrim, taip. Paskutinis. Меня поставили задним числом на самоизоляцию. Получается, с 15-го у меня был контакт, они меня поставили задним числом. Я должна еще сегодня пересидеть, и завтра я уже вольная птица. Ką tai reiškia volnąją pticą? Laisvas paukštis. Tai kokiam kontekste čia yra? Žodžiu, jinai pasakė, kad ją atgalinę datą pastatė į karantiną ir jai tik tai vieną dieną rytoj reikės pasėdėti karantine ir nuo rytojaus jinai laisvas paukštis. Tai jinai gali toliau dirbti. Ir padarė su visais jos kontaktais, kuriuos jinai pridavė Samui, aš manau, su visais jos kontaktais panašiai buvo pasielgta. Tai ta prasme, jinai toliau galėjo dirbti. Sėdėti jūs tik tai jeigu norite, kad viskas tyliai ramiai praeitų, mes užrašysim jūsų atgalinę datą. Jonas Petraitis sirgo COVID-u, 2 savaitės buvo karantine. Prašau statistiką. Ok, supratau. Tai vadinasi, jinai toliau galėjo dirbti, ne iš karto. Po vienos dienos. Net galbūt tą pačią dieną. Tai vadinasi, jie netgi nekreipė dėmesio į karantiną jokias sąlygas. Jie leido dirbti per karantiną. Pasakė, jeigu tu sutinki su tom sąlygom, tai mes nei policijai tavęs nepriduosime už tavo veiklą, nei migracijos tarnybai nepriduosime. Tai yra, galėsi savo ramiai tęsti veiklą. Neblogai. Šantažas. Jo, akivaizdžiai. O įsivaizduok, jeigu jie prostitutę sugautų nelegaliai dirbančią, tai jinai 100 jiems klientų duotų. Tik tai iškeltų. Iš baimės greičiausia. Ir galbūt visus netgi. Tai kita byla, čia tau ne masažas. Judam toliau. Patikrinus viešai prieinamus oficialius duomenis, neaptikome nei vieno šio birželio dienos, kuomet būtų pranešta apie 10 naujų susirgymų COVID. Na tai čia, kaip suprantu, buvo išmėtyti. Jie ten išskaidė dienomis. Aišku, ne visus dieną. Reikia tą tortą po truputį dalinti. Toliau. Vienintelį kartą COVID protrūkio metu apie lygiai 10 susirgymų buvo skelbta balandžio 30 dieną iki vasaros likus daugiau nei mėnesiui, kuomet didžioji dalis naujų atvejų buvo registruojama globos namuose. 10 lygiai susirgymų globos, toks labai lyginis skaičius. Ne, manau, jie jos išskirstė, tikrai čia ne tas atvejis. Ne, čia jie mini, kad buvo vieną dieną 10 lygiai susirgymų, tai kažkaip toks labai lyginis. Po 6 po 7 į dieną skelbė, tuo metu jie po 6 po 7 dalino. Aha, supratau. Įtarimą kelia, kad įraše rodoma programėlės Viber pokalbio su masažiste garso įrašo sukūrimo laikas. Nors teigiama, kad... Tai čia ir yra, apie tą laiką ir kalba, kadangi aš visus garso įrašus perkeliau kitam žmogui, tai jie visi minutę ir išsidėliojo. Tada, ką dabar įrodžiu. Supratau. Nors teigiama, kad rusakalbės moters atsakymas į įrašo autoriaus patarimą atėjo praėjus vienai dienai, ekrane galima įžiūrėti, kad šis buvo atsiųstas praėjus vos vienai minutei nuo susitikimo patarimo. Ok, tai čia tas pats. Dar ilgiau laiko formatas greta įrašų pateikiamas tik valandomis, o taip įprastai reiškia, kad informacija buvo siųsta į tą pačią dieną Viber programėlėje praėjusios dienos pokalbio laikas nurodomas pateikiant ne vien laiką, bet ir žinutės išsiuntimo laiką. Tas pats vėlgi. Ok, publikacija teigia bendradarbiauja su Facebook programa, kuria siekiama sustabdyti klaidinančių naujienų plitimą, socialinėme tinkle daugiau apie... Ok, čia toliau, aha. Tai kiek supratau, pabaiga straipsnio? Jo, pabaiga straipsnio, čia daugiau tokio nieko ir ypatingo ir nėra. Galime reziumuoti šiek tiek. Dabar pabaigai aš turiu ką pasakyti iš tikrųjų žiūrovams, kurie žiūrės tavo kanalą ir šitą video, kam užteko kantrybės tiek daug peržiūrėti. Gerai, tada reziumuok po to, kai aš pasireziumuosiu. Padarykime tokį kontrarezumavimą. Žiūrėk, aš manau, kad šitas fact-checkingas, jisai iš tikrųjų reikalingas buvo šitam dalykui, kadangi nebuvo įrodymai pateikti iš tavo pusės. Ir dabar nėra pateikti įrodymai, tai ką mes čia šnekam. Atleiskit. Iš tikrųjų, tai yra būtent kodėl, ir aš iš dalies suprantu, kodėl taip yra stipriai kovojamas tom sąmokslo teorijom, galbūt tie žmonės nuoširdžiai kovoja su tom sąmokslo teorijom, ar ne. Ir greičiausiai mes vėlgi čia būsime pavadinti tų sąmokslo teorijų kažkokiais tai skleidėjais, sutinki?
Tebūnie nei kiek nepergyvenu. Man svarbiausia, kad žmonės išgirstų ir patys pamastytų. Tiesiog įjunkit savo smegenis, mąstykite, kaip iš tikrųjų yra. Okay. Na gerai, tai tiek aš ir norėjau pasakyti. Aš iš dalies nesilaikau jokios nuomonės, nei pritariu tau labai stipriai, nei pritariu Petkauskui labai stipriai iš tikrųjų, nes nesuprantu, kas čia vyksta apskritai, žinai, ta prasme, tai va. Tai... Kaip ir daug normalu. Aš irgi negaliu pasakyti, kad aš viską suprantu. Aš, kaip minėjau, aš remiuosi tuo, ką išgirstu iš žmonių, kurie tenai dirba, arba iš žmonių, kurie susiduria su šitom problemom. Va, ta mergina, tas medikas, kuris sėdėjo mano automobilyje ir pasipasakojo. Viskas labai elementaru, bet rezumavimą aš tiek pasakysiu, kad žiūrėkit, mes gyvename laisvoje demokratinėje šalyje. Ką aš vadinu demokratija, ką jau apkalbėjome, o ką aš vadinu laisvę. Laisvė, kada žmogus turi teisę pasirinkti pats asmeniškai. Kaip aš matau antros bangos suvaldymą, kad nereikėtų šalį visą tupdyti į nemalonę situaciją, visą ekonomiką žlugdyti, verslus sužlugdyti. Kad šito nereikėtų, aš matau laisvą pasirinkimą. Tai yra, man labai patiktų vyriausybės sprendimas. Tie, kas įeinate į padidintos rizikos grupę arba patys asmeniškai nenorite rizikuoti, sėdėkite namuose, karantinuokitės, jūs turite tam laisvą pasirinkimą. Vyriausybė jūs parems, ir tos paramas, kurie jas tenai dalino ir žadėjo. Aišku, tai mizeris, bet vis tiek galbūt yra tokių žmonių, kurie tikrai norėtų pasisaugoti arba vyresnio amžiaus žmonės. Tai aš sutinku. Tačiau palikti laisvę tiems, kas neįeina į rizikos grupę arba turi verslą, kurį gali sužlugdyti karantinavimasis, jiems palikti laisvę. Eini į darbą, pats ant savo atsakomybės, tačiau reikalingos kaukės, pirštinės, dezinfekcinis ir atstumas. 4 dalykai. Šitos dalykus mes padaryti galime. Bet nereikia klijuoti 500 baudos už tai, kad išėjau į lauką ir pasikalbėjau su kaimynu. Tai jau yra nusikalstama veika, užrakinti mane namuose prieš mano valią. Aš laisvas žmogus, aš noriu eiti į darbą, aš noriu dirbti. Taigi, aš pats rizikuoju, čia mano sveikata, mano gyvybė, aš laisvas žmogus. Nu, gerai, iki tada. Iki. Dėkui.